Pirmas puslapis. Spaudos apžvalga, analitikai, įdomiausi straipsniai, komentarai ir diskusijos. Laidoje Pirmas puslapis. FM99 eteryje. FM99. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien pirmo puslapio rubrikoje mūsų pašnekovė Alytaus naujienų žurnalistė Rita Grigalienė. Labadiena, gerbiama Rita. Labadiena. Trumpa įžanga, netaip seniai rašote jūs prieš 1,5 metų už mažamečių vaikų seksualinį prievartavimą nuteistą vyrą netoli jo gyvenamosios vietos Alytuje pamatė kaimynė. Toje pačioje vietovėje gyvena ir nukentėjusieji. Štai tokia istorija šiandien Alytaus naujienų pirmajame puslapyje. Kaip jūs ši istorija pasiekė? Ši istorija, iš tikrųjų visa ta istorija apie nuteistą šitą asmenį aš domėjausi, pradėjau nuo praeitų metų vasaros ir buvo straipsnių ciklas, o dabar tai tiesiog toks kaip ir gavosi tęsinys dėl to, kad buvo pastebėta informacija, tiesiog aš palaikau dar ryšį su nukentėjusiųjų mama, nes jinai buvo mano pašnekovė rengiant straipsnių seriją, tai tiesiog pastebėta buvo ta informacija dalinantis ir tada pasidomėjome ir mes Alytaus naujienas būtent aš pradėjau rinkti tą informaciją, kokiu pagrindu šis asmuo buvo išleistas į laisvę, neįspėjus nukentėjusių. Taip, jam buvo skirta, kiek prisimenu, 8 metų laisvės atėmimo bausmė ir ta istorija buvo išties labai garsiai nuskambėjusi, juolab, kad jis buvęs pedagogas. Ir štai, ar bandėte aiškintis, kaip čia dabar yra 8 metai, o šis nuteistas už pedofiliją vėl laisvėje? Taip, aš pasidomėjau, išklausiau Lietuvos kalėjimų tarnybą, kol kas jie išsamaus komentaro nepateikė, turimais duomenimis nenoriai jie bendravo ir su nacionalinė žiniasklaida ir irgi dalies informacijos nebuvo tam pateikę pagal užklausimus, tai tiesiog nežinau, sakykime, preliminariai tai tokios žinios yra, kad nuteistasis buvo išleistas neva atlikęs minimalę įstatymą numatytą bausmę, kuri tas laikotarpis leidžia esant geram elgesiui išleisti nuteistąjį socializuotis. Tai bet detaliau negalėčiau pakomentuoti, kol neturiu išsamaus atsakymų iš kalėjimų tarnybos. Kol kas jūs oficialaus atsakymo iš jų dar neturite, ar ne išsamaus? Dar neturiu. Ne, išsamaus atsakymo dar neturiu ir telefonu jie nebendravo. Tiesiog glaustai atsakė, kad surinksime informaciją, atsakysime, bet tiesiog į skambučius neatsiliepia. Na štai, mes dabar pakalbėkime ir apie tos nukentėjusius, kaip dabar jie galėtų jaustis. Jūsų nuomonė, ar bandėte čia surasti galbūt kažkokių specialistų komentarų? Tiesiog, matote, ten rinkdama informaciją apie pačią tą bylą, buvo ir psichologų komentarų ir būtent dar byloje nukentėjusiuosius atstovavo, tiksliai vardinti reikėtų šitą, taip, kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė. Taip pat jinai turi patirties šioje srityje, tai nebūtinai šis centras užsiima kova su prekybos žmonėmis, tačiau rūpinasi nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos nepilnamečiais. Tai buvo tokių irgi pastebėjimų ir buvo kalbinti ir psichologai, ir, sakykime, ir Seimo nariai, kurie teisės srityje dirbę, ir vaikų psichiatras ir daug tų, sakykime, iš tikrųjų daug, o pati ta situacija yra tokia, kad, žinoma, aš labiausiai tai bijau pakenkti
atskleisdama detalės Taip. nes tai iš tikrųjų yra labai jautri ir skaudi, ir labai skaudi tema. Labai skaudi, taip. Ir iš tiesų... Rita, aš tada kitaip jūs paklausiu. Ar patys nukentėjusiai, kurie beje gyvena irgi toje vietovėje, mes dabar nieko nedetalizuojame, ar jų mama, tėvai buvo informuoti apie tą faktą, jog nuteistas už pedofiliją jau yra paleistas į laisvę? Man susisiekus su nukentėjusiųjų mama, jie informavo, kad jie nebuvo informuoti. O jūsų nuomonė vis dėlto, ar tokioje situacijoje, kuri yra ir skaudi, ir labai jautri tema, kalbant apie nukentėjusius, neturėtų būti ta informacija pateikiama? Aš net nežinau, aš suprantu, kad jūs iš kalėjimų departamento dar negavote išsamaus atsakymo, bet bendražmogiškai. Aš turiu patirties darbe teisme, sakykime. Esu dirbusi daug metų teismo posėdžių sekretorė ir žinau, kad bylose, kuriuose asmuo nuteisiamas laisvės atėmimo bausme už smurtinius nusikaltimus ir tame tarpe ir seksualinius, paprastai yra klausiama nukentėjusiųjų, kokiu būdu jie norėtų būti informuoti apie nuteistojo paleidimą į laisvę. Surinkami tie duomenys ir yra dokumentai, kurie su tais duomenim išsiunčiami į įkalinimo įstaigas. Ir tiesiog tai dar turėjo būti ta informacija tokia teisme surinkta, kaip informuoti, sakykime, aišku, prieš keletą jau metų, jau praėjo laiko, kada dirbau, bet kiek žinau, tebesilaikoma tos pačios nuostatos, nes iš tiesų nukentėjusiems kyla tam tikrų pavojų ir psichologinių, ir galbūt realių dėl spaudimo daromo, dėl kažkokių tai galbūt netgi keršto susidorojimo. Veiksmų, taip. Ir tiesiog man būtent minėto centro atstovė paminėjo, kad nuteistasis nukentėjusiam vienam iš vaikų yra pasakęs tokius žodžius: aš tave prievartausiu visą gyvenimą, bet ten buvo vulgaresnis žodis vietoj prievartausiu panaudotas. Tai tiesiog taip ir lieka tam vaikui sąmonėje tokie žodžiai ir jis nesijaučia saugus turbūt visą gyvenimą. Ir kita vertus, man pirmiausia apie teisinę sistemą kyla įvairių klausimų, ypač turint patirties darbe toje srityje, ir toks įspūdis, kad labiau ginami nuteistojo, ir nuteistojo ypač interesai, o nukentėjusiai apskritai mažai kam rūpi. Kaip ir tą istoriją jūs aprašinėjote straipsnių cikle, taip ir šiuo konkrečiu atveju tąsa bus, tęstinumas kažkoks bus, ir kiek aš suprantu iš jūsų pasakytų žodžių, vis dėlto visuomenės dėmesys turėtų būti nukreiptas į tokius atvejus, juolab, kad mes kalbame apie nukentėjusius vaikus. Ar bus straipsnio tąsa artimiausiu metu? Taip. Tikrai žadu ir vaikų teisų apsaugos tarnyba, vaikų teisų gynėjus tiesiog paklausti jų nuomonės, nes vienas nukentėjusiai tebėra nepilnametis. Taip pat būtinas kalėjimų departamento atsakymas. Taip, jų atsakymas. Jų atsakymas ir dar turbūt ir psichologų dirbančių toje srityje komentaro irgi reikėtų, nes tiesiog tai yra viešasis toks interesas, kad nebūtų kad nesikartotų tokie atvejai ir kad būtų pagalvota ir apie nukentėjusius tokiose bylose ir užtikrinami jų interesai. Be jokios abejonės. Noriu padėkoti. Šiandien mūsų pašnekovė buvo Alytaus naujienų žurnalistė Rita Grigalienė. Labai skaudi tema ir aš tikiuosi, kad visuomenė taip pat neliks abejinga. Netaip seniai prieš 1,5 metų, rašo Rita, už mažamečių vaikų seksualinį prievartavimą nuteistą vyrą
netoli jo gyvenamosios vietos Alytuje pamatė kaiminę, toje pačioje vietoje gyvena ir nukentėjusieji. Tad plačiau apie tai galite paskaityti ir Alytaus naujienų numeryje. Rita, ačiū šiandien, kad suradote laiko ir galimybę pasidalinti šią skaudžią istoriją ir aš tikiuosi, kad kai atsiras šio straipsnio tęsinys, mes turėsime galimybę dar su jumis pakalbėti. Ačiū jums šiandien. Viso geriausio. Pirmas puslapis. Spaudos apžvalga, analitika, įdomiausi straipsniai, komentarai ir diskusijos. Laidoje Pirmas puslapis. FM 99 eteryje.